burbuliai. Čia piktžolė. Tikrai piktžolė. Ne, paklausyk, agronome. Tu nieko nesupranti. Reikia žinoti pavadinimą. Jau sakiau, koks pavadinimas? Piktžolė. Visa kita nesvarbu. Ar toks tavo mokslinis metodas, drauguži? Paaiškinsiu, naivuolį. Gamtoje viskas turi savo pavadinimą, nėra nieko be pavadinimo. Jei nežinotume, kaip daiktai vadinasi, nežinotume ir jų kilmės. Negali būti. Skersmuo 25 ir 70 cm, aukštis 350 cm. Neįtikėtina. Dabar pažiūrėsim proporciją. Štai. Tai. Pažiūrėkim. Stuburinė šaknis, pluoštinė šaknis. Gal štai ši? 40 cm aukščio. Ne, netinka. Regis atradau augalą. Dokai, gal jau nupjauti tą piktžolę? Ne, neliesk. Čia vienas iš nežinomų augalų. Reikia atidžiai apžiūrėti. Traukis. Na, kaip nori. Tik stengiuosi padėti. Pranešk, kai pakeisi nuomonę. Neįtikėtina. 1-1. Iki vakaro šis augalas priaugo 40 cm. Bet to jis šviečia. Dokai! Dokai! Norėjau pasikalbėti. Ar jau išsiaiškinai, kas ta šviečianti piktžolė? Galiu padėti atsikratyti? Žiūrėk, ką turiu. Rožinės ropės. Sukryžinau pats gražios ir skanios. Tik saugokis, kad tarp dantų neįlystų spyglių. Tai bent aukštis. Kuo laistai? Kokias trąšas naudoji, drauguži? Dažniausiai kompostą. Bet tinka ir superfosfatas. Palauk, užsirašysiu. Ar čia ne piktžolė? Niekam tikusi piktžolė? Kaip suprasti niekam tikusi? Naktį šviečia. Jei šviečia, tai visai kas kita. Jis išprotėjo. Jam rodosi šviečiančios piktžolės. Antrą vakarą augalas ne tik spinduliavo, bet iš jos sklido keisti garsai, primenantis vienos kompozitorių kūrinius. Visiška nesąmonė. Nimfas traukė šviesa. Susiburdavo ratu ir harmoningai linkuodavo į ritmą. Buvo panašu į šokį. Į šokį? Kvailystė. Kai muzika ir šviesa pateko į radijo spektrą, visus užliejo laimės jausmas. Nors šis susibūrimas atrodė itin įdomiai. Tai neįmanoma. Negali būti. Tikrai negali.
Dokai. Dokai. Aš tai padariau. Aš ją išroviau. Šaunuolis. Tai buvo moksliškai nepaaiškinama. Tiesiog neįmanoma. Žinoma, ta piktžolė nesusijusi su mokslu. Geriau pasodinkime hibridinių augalų. Tada galėsime moksliškai tirti, kaip patinka. Tekstą vertė Neringa Siurblytė, skaitė Daiva Lebeliūnaitė ir Balys Pilvelis. Garso režisierius Andrius Paulavičius. Įgarsinta LNK televizijoje.